Šiandien yra birželio 8 diena. Darau Volt mėnesio challenge. Jau lygiai 7 dienas, kaip dirbu po 15 valandų. Mano jėgos pasakė, stop, tau reikia pailsėti. Todėl šiandien daromės išeiginę. Jo, tai kaip čia taip gavos, kad tai išeiginė čia taip išpuolė? Žodžiu, aš net pats nežinau. Grįžau sekmadienį vakare, aiškus, atidirbau iki 12, biškį daugoka. Bet nepasirodė, kad aš būčiau kažkaip žiauriai toks jau pavargęs, kad čia mane taip iškirstų. Atsiguliau vėlovą, dar biškį paskrolinau viską čia. Ir nuėjau miegot, kaip visi normalų žmonės. Atsikeliu pirmadienį ryte, galvoju, kas čia dabar. Atsikėliau, vaikštau, žiūriu, kad aš visiškai plaukioju. Miego trūksta. Skauda kojas, rankas, viską. Bandžiau aš dar važiuoti, iš tikrųjų išvažiavau šitą miestą, pasijungiau Timesą. Nieks nekrito ten kelias minutės. Toks sakau, ne. Galvoju, varau aš namo, krentu į lovą, išsimiegu tiek, kiek reikia, nes tiesiog, nepatempiu jau daugiau varyti. Reikia to poilsio. Tai ką, grįžau, tada pamiegojau kokias 3-4 valandas ir kai atsikėliau, iš tikrųjų jau pajutau, kad viskas jau yra normaliai. Ką, nuvariau, aiškus, nusiploviau mašiną, tarp kitko pasijuodinau padangas. Šiandien ryte jau atsikėliau, žinok, iš karto viskas good. Ir ką, šiaip jau startavau, esu išvežęs 2 užsakymus, vienas krito 5 PM, kitas 3 PM, tai realiai 9 euriukai jau yra čink sukritę. Bet kas yra šiandien, tai mieste pilna mašinų, kamščių, realiai aš 9 valandą jau startavau, čia važiuoju visur kamščiuojas viskas. Nežinau, girdėjau gandus, kad lygu ten ar jie užėdė kažką, vėl remontus daro, tai užsikemšinėja visas miestas, čia visi vėluoja, visur leka, lipa, visur. Tikiuosi, kad apsiramins, viskas bus ok. O šiaip kas liečia dėl tų 3000, kur bandau surinkti. Nusiraminau, galvoju, kaip bus taip, bet kokiu atveju aš stengiuosi, darau, išeis, neišeis, ką padarysit. Dėl to ir darom challenge, kad pasižiūrėti, kas gaunasi. O šiaip, ko gero, pasigėdot, kur dingo birželio 7 dieną. Tai galim trumpam grįžti, ką ten gero nuveikiau. Tai ką, birželio 7 dieną pamačiau iš tikrųjų mieste Rolls Royce'ą. Visai nieko pralekė toks. Skoniai pradėjo tvarkingiau pakuoti užsakymus, pririšdami maišiuką ir ten įdėdami gėrimą, kad daugiau niekas jo nepaliktų kupriniai. Nes sakė, kad gavo daug nusiskundimų, kad užsieniečiai atveža ir gėrimą nedaduoda klientam. Po to lėkiau per Liepojos gatvę ir ten sutikau dar vieną Ferrari. Aiškus, aš bandžiau jį pagauti, bet žinokit, aš su savo batareika niekaip negalėjau jo privyti. Po to nusipirkau ledą, kuris buvo visiškai identiškai tokios pačios spalvos kaip ir mano maikė. Mieste sutikau kažkokią kompaniją panašius į ventukus, kaip supratau, jie ėjo į kažkokią šventę.
Vakare sutikau 3 savo draugelius kolegas, jie su manim nesišnekėjo, pažiūrėjau tvarką, ar viskas ok, jo, viskas buvo tvarkingai, užsakymai sudėti į krepšius, tai nieko jiem nesakiau. Paskui sutikau dar vieną kolegą ir nesupratau, kodėl jis buvo su šalmu. O čia šio ant pačio galo bėdavojus, koks yra sunkus ir nelengvas kurjerio ir blogerio gyvenimas. Bet nepaisant to, surinkau Volte tą dieną kem 40 centų, o žaliajam Bolte surinkau 39 ir 17 centų. Nu tai sudedam viską į vieną kasą ir tą dieną aš uždirbau 83 euriukus ir 57 centus. Šiaip pilnas miestas ir ne tik mašinų, bet ir tų turistų tokiam siaurom akim, kur yra. Yra jie čia atplaukia, jaučiu su kokiu kruiziniu, nes pasitaiko vasarą. Nu ir jie čia eksplorina tą Klaipėdą. Nu, nepykstu šiaip, yra čia ką paeksplorinti. O žiūriu, kad aš čiut neįvažiavau į gėlytės. Eina savo. Čiut. Į tokias gražias. Į tokias pačias, kaip į mano blizgančias padangas. Grįžtant prie visų tų reikaliukų darbo, tai kuro sąnaudos yra 4,0 jau, nu biški paaugo. Sveiki atvykę, 3,7 € McDonald's. Kas svarbiausia, vidurkis tai žiauriai geras. O range rodo, kad dar galiu važiuoti 141 kg. Kaip ir būsiu išpranašavęs teisingai, nuvažiuosiu beveik 850 kg su tabaku. Šiaip jokavau, pasakiau, galvoju, kaip kosmosą, o žiūrėk, viskas vyksta panašiai. Aš jums noriu parodyti, kol stoviu šitais ir laukiu. Iškrito iš žalio Bolto užsakymas iš Rimyto Uralaukio. Tu pažiūrėk, kokia sudėtis ir kiek čia visko man atvažiavus reikėtų vilkti. Eina savo, atsišaukėm iš karto tokia nesąmonė. O tu matei, kokį kiekį užsisakė tų prekių? Nenormalu. Nu, gal ir normalu žmonėm užsisakinėti tiek tų produktų, viskas okei. Nu, bet aš juk ne barbarinis. Juk realiai tokį vieną išvežu, žiūrėk, man vėl reikės išeiginės. Nu, pasitaikytų kokį 5 aukštą girdi tokį sutampyti. Arba įsivaizduok būtų toks bairis, kad atvarai 9 aukštis, 9 aukštis ir neveikia liftas. Nu, čia kokie 5 maišai. Ir dedi čia be sustojimo visą valandą. O šiaip su tais liftais tai ir buvę ne kartą. Geriausiai prisimenu, šiaip Vilniuje esu vežęs. Vilniuje atvariau, kur ten buvo pilna to aukšto. Ten buvo tas, gerai, kad tas užsakymas ten mažas, gal kokį kebabą ten vežiau. Atvarau, spaudžiu liftą, žiūriu, stovi 6 žmonės, laukia tokie šypsos. Kažkas, sakau, jaučiu kažkas čia ne taip. Neveikia liftas, sako. O, sakau. Jo, man į 14 aukštą reikėjo. Nu tai kaitinau ir užkaitinau. Norėjau tokį dalyką parodyti, biškį juokingai yra. Žodžiu, kai ateina pirmadienis, žinai, išmoka Boltas pinigus. Nu, žodžiu, kiekvieną pirmadienį, ką surinkai per visą savaitę, tau išmoka pinigus. Ir žodžiu, nu, tampa 0, tipo, tam balansai. Tai žodžiu, yra kaip įdomiai, kad šiandien gavau 50 centų arbatos, nors nei vieno užsakymo nesu išvežęs, o vakar taigi dariausi išeiginę. Per savaitę nuo pirmadienį tipo rodo, ne? Nes šiandien, nu, tipo, vis tiek yra antradienis. Gavau 5 centų arbatos, nors nedirbau vakar. Ir dar kažkada gavau arbatos, ne pats nežinau kada. Dar 5 centų, tai iš viso euro arbatos esu gavęs, nors net nedirbau vakar. Žodžiu, kaip čia viskas yra. Čia labai įdomiai veikia, kai paliekate žmonės arbatos, labai daug laiko praeina, kol įkrenta į tą sistemą. Tai žodžiu, kažkas man vėlai vakare paliko, ko gero sekmadienį arbatos. Ir po kol jinai atėjo, jau tas mokėjimas užsidarė. Taip ir paliko čia kabėt turbūt. Nežinau, nu, bet biški juokingai. Brother. Tai žodžiu, yra dabar 1:30. Turiu per abu surinkęs 31 €. Nėra šiandien užsakymo. Žiauriai sunkiai krenta. Dabar, pavyzdžiui, atvariau iki Vėtrungę. Laukiu, kol jie kažkaip sugebės padaryti tą užsakymą. Jau yra -10. Užsakymų nėra ir automatiškai jie nespėja padaryti. Klasika visą laiką yra su užsakymais. Kai šiaip yra pilna užsakymų mieste, jie visą laiką spėja viską padaryti.
O kai užsakymų nėra, toks vaizdas, kad, aš taip ir tikiu, kad taip ir yra, jie užmiega tam darbė tose restoranuose, iškrenta koks užsakymas ir atsipūtė eina, miega, daro ir vėluoja pastoviai. Tai -10 čia buvo realiai, aš atsišaukiau tą užsakymą, čia nebėra ko laukti, nes pasijungiau Boltą žalią ir iškrita kitas greit. Tai bandau tą kitą bandyti išvežti. Jokas man dabar paėmė, aš čia tiek varau, čia tiek stengiuosi įmušti surinkti ten tas 3. Taip pagalvojau, tai čia kad nėra šansų realiai su tokiais užsakymais. Čia 1-2 dienos tokios iškrenta, aš paskui visą savaitę turiu arti kaip arkliukas, kad atmušti tą, ką nesusirinkau per tą prastą dieną. Tai realiai dabar pradėjau džiaugtis, kad pasidariau tą išeiginį, nes tiesiog be reikalo buvo savęs drožykla. Tiesiog man kyla idėja, kad tiesiog nuo tam tikros valandos pradėjus, nuo kokių 9 ir vežti kokių 7-8 ir varyti namo, nes čia vargas vyksta iš tikrųjų čia. Apie 3, kur buvo planas, nebėra net kalbos. Realiai neįmanoma. O kas svarbiausia, jeigu būtumėm atsukę laiką ten kokius metus atgal, tai čia būtų buvę labai paprastas challenge'as surinkti 3000 per visą mėnesį. Čia būtų buvę easy. Tiesiog šiais metais, kovo mėnesį, tiek Voltas, tiek Boltas žiauriai apkarpė mums visos įkainius. Kilometražas vos nepadidėjo ant, dėkim, ten nežinau, ten kokį 1,5 karto, kažkas tokio. Ir daryk, ką nori. Nebeina surinkti pinigo. Dėl to jaučiu ir darau tą challenge, kad parodyt, kokia yra ta realybė dabar likusi. Plius, kadangi, kaip pavyzdžiui, kai šiandien tokia diena yra, kai nėra užsakymų, o kurjerių pilnas miestas, Voltas ir Boltas naudojas tą galimybę, kad tiesiog numažinti kainas, nes mes taip neturim darbo. Mes sėdim, mes norim vežti, o mums nėra ką. Tai va, kur dėkime, man turėtų duoti dabar užsakymų už kokius 3 eurus vežti, jie man duoda už 2,20 €, 2,40 €. Ir jie vargo nemato. Ir ta prasme, žinokit, jiems puikiai veikia, nes aš nevežu, bet patikėkit, tai yra Indija, Pakiai, tai jie veža be problemų. Tai žodžiu, kai yra tokios dienas, kai niekas nekrenta, yra rūkymas. Aš realiai 1,5 valandos esu be darbo čia, sėdžiu jau. Geriau varyčiau į tą ratą pasisukti. Šiaip aš aukščių bijau, bet jau būtų daug geresnė idėja, negu čia vežtas užsakymus. Žiūrėk, kurjeris ištirpo. Kurjeriaus amunicija liko visa, bet pats kurjeris ištirpo kažkur. Žodžiu, čia stovim jau kokias 5 minutės, nes ten prieki vėl rausia gatvė. Aš nežinau, šiandien toks sudėtingas eismas yra. Pagaliau važiuojam. Čia reguliuotos ir pasirodo, ant reguliuoja eismą. Čia reguliuoja stipriai. Čia skuta jie per naują ir daro viską per naują, dėl to, kad kai buvo išasfaltuota, čia buvo vos ne kaip, atrodo, kaip banguotum per jūrą, kai važiuoji. Tai dabar daro per naują, nes buvo juokinga. Išasfaltavo, viskas kaip ir okei, bet važiuoja ir banguoja, čia visai linguoja. Need for speed underground. Nice. Šiaip susilaukiau komentarų, kad tipo, kodėl aš nededu Rimi užsakymo maišų į šiltkrepšį. Tai pasižiūrim. Aš nežinau, čia ir kas. Šaltibarščiom kefyras, nealkoholinis kažkoks aliukas. Čia irgi tas pats 1:1 realiai. Ką čia tokį šiltą vežu aš, kad čia reikėtų šiltkrepšį dėti, nesuprantu aš. O tai gal jūs irgi, kai Maxima važiuojat, pasiemat šiltkrepšį, apsiperkat sviesto, duonos, batono, susidedat į šiltkrepšį ir paskui neštės namo. Jaučiu, kad nelabai, ne? Aš irgi taip galvoju. Žodžiu, per 2 valandas kažkur, gal net 2 valandas 20 minučių, išvežiau 2 užsakymus. Manau, kad labai silpnokai. Va, atsikeli čia vieną dieną, per dieną gali 110 mušti, atsikeli kitą dieną, žiūri, kas 75 va sujudės.
Ir lipsim į šitą važiuosim. No. Ir pasirink, koks nori panašus. Česnakinį šaučiau. Skambinam klientai. Labą dieną. Sveiki, kurjeris iš Balto. Sveiki. Aš jau... Aš atsilaikiau prie durų. Okei, to ateisite. Žodžių nepamenu, ar sakiau, bet žodžiu dabar kaip geriu tos antibiotikus jau visą savaitę. Pradžiai nesupratau, aš išgeriu juos, praeina kokias 2 valandos ir burnoj toks skonis, grinai atrodo toks kartus, toks kaip būčiau paracetamolį pasikišęs po liežuviu. Tai žodžiu, pasikonsultavau su savo šeimos gydytoju ChatGPT. Sako, viskas čia normalu, sako, čia vos niekas antram toks tipo šalutinis poveikis, tipo viskas yra okei. Peržiūrėjau statistiką, turiu 44 eurus, valandų yra be 24. Ką tik gavau užsakymą ir aš iškart jums įmetu screenshotą. Tai vienu žodžiu 2 užsakymai už 3,60 €. Tai čia gaunas už užsakymą po 1,80 €. Aš nesuprantu, tai kaip tu begali uždirbti. Ir man šiandien visokius tokius vat ir mėto. Aš neėmiau indusą sopo, čiukštą sept, atvažiavau susirinko, atsipūtis linguoja veža. 100%. Tai logiškai pagalvojus, jeigu tokius užsakymus meta su tokiam kainam, tai vadinasi yra kas išveža. Juk jei niekas nevežtų, tai ir nekristų tokios kainos. Okei, 800 kilų nulėkiau skaityk su pripiltų baku ir vis dar nedega geltonas. Su motoroleriu taip lekia, aš tai žiūrėk, va. Tai kiek išeina? Kokie 8. Žodžiu, vežu užsakymą klientei ir skaitau komentarą, ką jinai parašė, tipo. Žodžiu, toks namas, taip atrodo, palikti prie buto durų ir išeiti, sako. Ačiū. Nu, aš manau, kad taip ir padarysim. Šiaip nelabai žadėjau ir pasilikti čia. Žodžiu, savo pavestą užduotį atlikau realiai nepriekaištingai. Atėjau, palikau užsakymą prie durų ir išėjau. Net nepasilikau. Už tai dabar tikiuosi, kad klientė atsidėkos, kad padariau viską taip, kaip jinai prašė ir paliks man programėlį arbatos. Nes kaip supratau iš jos komentaro, turbūt yra buvę, kad kažkas atvažiavo, atvežė užsakymą ir neišvažiavo. Turbūt pasiliko. Nežinau, gal ir įdomiai. Tikratas būčiau kitus dėjęs aš.
Nu tai ką, pasirodymas baigtas, važiuojam pilti kuro. Šiaip žiauriai gerai nuvažiavau, 802. Ir šiaip pasižiūrėjau, range'ą rodo dar 30 kg. Tai jis tada, kai rodė čia prieš kelias dienas, kai tipo nuvažiuos 800 pm, tai vis dar tas pats ir galioja realiai. Tai jisai tiesą rodė. Smartą pasičiupė. Nežinau, ar jis galėjo čia viršyti tą greitį toksai. Turbūt išėjo kažkaip jam. Nežinau, ar matos jum, bet aš iš čia matau jau. Euras 7,9 kaina bus pilti. Pilam. Normaliai, iš eurą 7,6 pilu. Realiai kaip kokiai Vokietijoje. Šiam vienas kiam. Šiam 1 euras tukšt. Buvo euras šiam 4 prieš kelias dienas. Dabar euras 7,9. Tai kam dabar kas karą paskelbė? Kur dabar Trumpas čia benumetė tą bombą? Žiūrėk, koks tupiantis. Nu, tai tu irgi tūliką čia radai. Bus čia kažkoks uraganas, čia kas čia dedas, neaukės tai konkrečiai. Tuoj, kai du žaibus man į tą tašę, visi tie lavašai išsitaškys. Tenai. Biškį jau buvau ne ten nušliaužęs. Ir senas kureris daro klaidų. Visko pasitaiko. O, iškart tiesiai. Jau laukia. Nesitikėjau, kad tai bus. Šiaip yra buvę, aš neatsimenu, Kauno kažkokiai ten bute, pakyliai irgi su liftu. Ir atsidarė liftas ir iškart pas žmonių į butą tiesiai. Nu, į butą nenorėčiau. Jo, bet yra buvę. Skanaus. Ačiū labai. Viso. Jeigu tik tarp mūsų nebloga tokia. Aš dar tiek toli mašiną pasistačiau. O dabar jau yra biški linksmiau. Liemenė, turiu viskas okei. Oi, nusaukai varom. Žiauriai iš tikrųjų. 8:30, skaityk prieš pat namus. Prasideda bairiai. Tai pagalvojau, jeigu tu su dviračiu važiuoji ir pristatinėjai tos užsakymus, o tai pradeda lyti irgi, ką tu turi daryti? Nieko, tiesiog varai kiaurai per lietų ir šlampi. Šiaip įdomiai toks variantėlis irgi. Sakyk, ką nori. Žiauriai pasiuto čia. Aina savo. Jam su mocu jaučiu irgi gerai dabar važiuoti. Kažin, tos aprangos peršlampamos būna ar neperšlampamos, man įdomu.
Žiauru. O, siaubė, kaip aš užjaučiu jį. Okei. Žodžiu, aišku, skaitai pila laukia čia. Spėja, kas nuduso, baterija pultelio. Tai dabar ateinu prie mašinos, reik traukti lauk geležti, kišti tą spinelę, atsukti, kišti atgal. Einant paimti užsakymą, tas pats irgi. Čiuk užtrauki geležti, kišti už akinį. Kai tai pila. Tai pats kaltas, nepasirašiau, nu. Tai dabar jau žinau, kad reikia nuvaryti kažkur pasikeistą bateriją. Nes jeigu vėl pasitaikys tokio realiai, tai čia kankinė žais su ta spinelė, taip, ujujui. Taip, Liepų gatvė nuskuto šiandien. Tokie kamščiai čia buvo šiandien, okei. Nu, gal šį kartą padarys dabar, kad nebūtų toks banguotas visas tas kelias. Nu, čia jau daros realiai nebeįmanoma dirbti. Šiaip turėtų būti dabar gerų užsakymų. Dar vieną užsakymą jaučiu, tą nuvežu ir jungiu lauk. Nu, nes šiaip galėčiau dirbti, jeigu tą pultelį turėčiau. Aš greit nueinu, tukštą trakinu ir vis okei. Bet tai su to, kai reikia tą geležtį kišti, tą spinelę, tai čia dar labiau varo. Prasme, valytuvai nespėjo valyti jau. Nu jo, smagu. Ta prasme, toks oras. Toks oras, tokia kaina. Važiuokit ir patys išsimaudykit už tos 2,86 €. Ir taip turi daryti. Eini, ištrauki geležtę, kiši čia, pataikai. Va. Buuuu. Neblogai. Šiaip esu kiaurai šlapęs, buvo įdomu, bet jau užteks jaučiu, tai va. Galim paskaičiuoti, kas čia išėjo, kokią tą matematiką reikia paskaičiuoti. Tai voltas 42,32 € ir plius dabar vežiau užsakymų už 4,03 € ir dar papildomai paėmiau už 2,3 €. Tai iš viso pagal idėją turėtų būti kažkas tokio volte. Kem 8,98.
O boltas žalias šiandien tik 24,97. Bet kadangi aš gavau arbatos per tą dieną, kai nedirbau, tai balansė viršui kairį pusė, kaip mato, turiu 25,47 eurus. Nu, tai šiandienos kasa yra rekordinė, iš kitos pusės, kiek žinau, 74 eurai kem 5. Realiai kaip susitarė, tas pats vėl iš naujo. O bendrai per visą birželį esam surinkę 744. O ką, dabar tai jau faktas, kad važiuoju namo. Ryt iš ryto faktas, kad važiuosiu ieškoti, kur pasikeist bateriją. Jeigu tau patiko realis laukia, koks buvo, ir kad aš turėjau reikaliukų, tai paspaus tą like ant to video. Pukšt. O jeigu nori pamatyti dar daugiau, kaip aš čia vargstu, tai išvis siūlau paspaus subscribe ant mano kanalą. Tai va, žodžiu, važiuoju džiovintis ir peace.